susikaus brigada Ramūnas ir Elena. Mes išsiaiškinom, kad sutuoktiniai, o Fidel Castro gavau tik tai apie Leonardą, apie Justą nieką negavau. Justas, jau galima atskleisti, ką veiksi po šio žaidimo? Prašom. Tai iškeliaus į Pietų Ameriką, ne? Taip. Ir nebebus Lietuvoj, tai jeigu laimės, teks grįžti kažką. Gausim derinti kažkaip tada finalą. Zoomu. Arba Pietų Amerikoje. Gal darysim O, ten. kaip būtų gerai finalas. Išvykstama. Apmoka viską. Aikipos. Justas, nes dėl jo keliaujam ten, mes už. Nu, Leonardas tai IT paslaugų teikėjas, kuris taip atsidavęs IQ kovom, kad net į IQ kovų sportą atvažiuoja iš Vilniaus vienam vakarui pažaisti. O jūs neatvažiuojate iš Pakruojo. Mes ne sportininkai. Tiek toli mes nenusportuojam. Taip, šalia savo meilės Rammstein pastaruoju metu labai susižavėjau Olandų simfoninio metalo grupė Within Temptation. Taip. Datos arba negirdėjau, arba girdėjau, bet neįsidėmėjau, kad jie. Sakykime, jeigu žinai, kad čia yra Nightwishai, tai labai panašiai. Ir dar toks fun fact, kad teko iš Vilniaus kuriam laiko emigruoti į Kauną, o ne atvirkščiai. Ką Kaune? Čia Uniberio mokinausi. Kas? Universitete mokinausi. Tik dėl universiteto. Galvau, dėl kokios meilės, dar kažko. Tai ką, tai brigada prieš Fidel Castro ir pažiūrėsime, kam šis žaidimas bus dėkingesnis ir kuri komanda pasiims, tiksliau, kuris duetas pasiims pergalę. Arba kartu kažkaip paspaudžiam. Ir ką? Kažkurie pateks dar kartelį sužaisti į paskutinį šiandienos žaidimą, kažkuriem teks pamojuoti iki kito sezono. Tai pradedam nuo pirmojo turiuko, kuriame 6 klausimai, 1 taškas už kiekvieną jūsų teisingą atsakymą. Neturi varianto, tad pirmieji paspaudę atsakinės iš savo galvos. O pradėsime nuo apšilimui labai lengvo, tai kurios organizacijos tai simbolis? Masonų ložės. Taip, masonai, laisvieji mūrininkai, 1-0, brigada išsiveržė į priekį. Antrasis. Ką reiškia medicininis terminas alopecija? Nuplikimas. Taip, plikimas. Dar, kaip matau, nesusidurta. Ačiū Dievui. Bet ruošiatės. Jau žinai, išsistudijavo. Jau ruošiatės. Ne, Vilo Smito žinau, kad žmona turi šitą. Trečiasis. Sportas. Kuris šiaurinis šalies miestas slepiasi po X? 3, 2, 1. Valmiera. Kaip? Valmiera kokia, nežinau. Taip, Valmiera. Matote ir vėliavą už... Ir... 2-1. Oi, 1-2. Taip. Ketvirtasis filmas. Koks žodis praleistas filmo pavadinime? Crazy Stupid Love, angliškai aš Taip, žinau. tinka mums ir angliškai 2-2. Tai kvaila, beprotiška meilė, arba angliškai Crazy Stupid Love. Sukeitę. Aš nežinau. Va. Ai, kvaila. Penktasis. Kokio piešinuko trūksta šios knygos viršelyje? Gandro kokio? Ne gandro. Tilvikas, kokius. Ką tu žinai? Taip, ko galėtų. Tai vėl. Jaučiam atsimenu. 3, 2, 1. Papartis koks nors. Koks? Papartis koks nors. Ne. Tai jau antrą kartą spėti negalit. Galim gal. Tai augalai, gyvūnai ir grybai. Mes palaiką prisimėm. 2-2. Tai reikia. Ir paskutinysis. Koks žaidimo pavadinimo žodis slepiasi po X? Dungeons and Dragons gal? Ne Dungeons and Dragons. Kaip ir tums kalėdami, tai kieno susirinkimas, tai koks nors dievų susirinkimas. Witches gal. Magic, The Gathering. Atsimenu dabar. 2-2. Va, draugiškai išsiskirta. Nu, keliamės į antrąjį turiuką.
Antrame ture jau turėsite atsakymų variantus. 6 klausimai, 1 taškas tas pats. Ir jei žinote be atsakymų variantų, kaip praeitam žaidime žinojot, galite drąsiai spausti ir sakyti, jeigu teisingai, gausite taškelį. Primenu, kad lygiosios 2-2 ir pradedam nuo pirmojo. Kinų kalboje yra pravardė, kuri reiškia mažoji sesė arba gražuolė. Tad nuo situacijos priklauso, ar sakysi sesiai ar paneliai. Kuri ta pravardė? Liujan, Make, Meimei, Zidži. Make. Ne, Make yra garsus kinų aktorius. Gražuolis, tai gal mes du skirtingi. Gerai. A. Liujan yra garsi kinų aktorė. Nu kažkur va girdėt. Kurį svertą. Tai va, jums liko C arba D. Nežinau, nei viena reikšmės, Nei ne? vieno. Tai tada C. Taip, Meimei yra gražuolė, o Zhi ar Ži, kaip jie tarė, yra gudrus. Tai gudrutis tai galėtų būti pavadintas. Tai 3-2 brigada Vienas tik žodis, žinai. pataiko. Antrasis. Mirmekologija tai mokslas apie Kirmelius. ne kirmelės. Drugelius, muses, sraiges, skruzdes. Jūsų variantas. Pala, pažiūrėjau. Dabar nežinau. Tai gerai, nes. Skruzdės spėsim. Gerai spėt. Skruzdes tai ir yra 4-2. Paskubėjai viškai. Ai. Trečiasis. Koks šios komedijos pavadinimas, kurioje vaidino Šakilas Onylas? Babam, dadam, kazam. Kazam. Taip, ir šazam net neprireikia. Kazam 4-3. Teko matyt? Kažko atsimenu. Nesmats turbūt, bet. Tikrai ne. Jo. Ketvirtasis. Kokiu žodžiu vadinamos potvinio sąnašos ar geležies rūdos nuosėdos? Daga, kura, magma, rova. Čia pirmiau? A, sakytume. Ne daga. Tu žinojai, ne? Ta patį norėjau sakyti, tada rova. Taip, tai yra rova. 4-4 išlyginama. Labai lygi kova. Keliamės į 5. Muzika. Kuriuo pavadinimu vadinamas hip-hopo ir trap muzikos subžanras tiesiogiai įkvėptas 90-ųjų Memphio repo? Tai trip-hopas gal. Ne trip-hopas. Ai, palauk. Tai dabar jūs turite crunk, dirty rap, Arba nesu. MP3S ar funk. Fonkas. Taip, tai yra funkas. 4-5. Ir 6. Kaip vadinamas natūralus organinis junginys, komerciškai gaunamas išskiriant iš ryklių kepenų riebalų? Elastanas, keramidas, retinolis, skvalenas. Man atrodo, nerepinolis. 3, 2, 1. D. Taip, skvalenas yra ir 5-5. Ir šis jūsų atsakymas padovanoja Fidel Castro pirmiesiam rinktis temą 3-ame ture. Baisu. Gerai. Aš tai irgi tą patį. Taip. Keliamės į 3-ąjį turą, Ai, čia skubėti kuris nereikia. yra iksiukai, nuliukai ir šį kartą mūsų iksiukai ekrano kairėje brigada, o nuliukai ekrano dešinėje Fidel Castro. Taip. 2 taškai iš teisingą atsakymą, 2 taškai, jeigu pavyks užbraukti eilutę ir kol kai kas, tiksliau, rodė mūsų žaidimai, kad tai labai lengva padaryti, nes daug kas užbraukė. Ir 1 taškas už vagystę, jeigu tik tai turėsite. Na ir tiksliau, brigada paskutinį tašką pelnė, tad tas pelnytas taškas lėmė, kad Fidel Castro rinksis pirmieji temą. O temos yra tokios. Padažas, orlaivis, svogūnai po miestą, piramidė su bonusu, orbitoje ežeras su rizika, su laipsniais špinatai ar balanda. Ką galvoji? Gal orlaivis? Gal po miestą, nu. Arba orbitoje dar gal visai įdomu būtų. Žinok, nežinau. Ar piramidė tiesiog per vidurį pasiėmė? Pabandom piramidę. Nu nežinau, bet ten gal sunku, bet čia su bonusu. Pabandom. Bet bus sunku su bonusu gal.
Tai bonusas sunku, nes paskolos mus normalus žmogus. Kiek laiko turim išsiaiškinti? Praleidžia įimą. Nežinau. Gerai, pabandom Kartonas. piramidę pabandyk. Aš nesuvokiu. Piramidė, centriukas. Na gerai. Tai vienintelė piramidė Europoje pastatyta prieš Kristų. Ji vadinama Jo piramidė. Nepaminėjus pirmos raidės Jo varde, galvotumėte, kad Baltijos šalyje stovi šis statinys. Koks vardas slepiasi po jo? Bonus, kuriame Europos mieste stovi ši piramidė. Tai pirmą man pagrindinį klausimą, Prieš Kristų. atsakymą ir tik tada gausite bonusui teisę. Ne, kad Baltijos Europoje, tai kad Baltijos šalyje. Bet tai kam galėjo piramidė vis statyti Europai? Kokia Cezario? Galėjo Cezarį pastatyti. Nežinau, gal galėjau. Nes tada kuriame mieste. Ir jūsų variantas? Nežinau. Cezario gal kokia. Ne Cezaris. Ar turite variantą? Kažką spėti reikės. Nes aš visiškai nežinau. Sakykime, Heraklį. Bet ne. Ne. Tai Cestijus ir Estijus be pirmos raidės. Ne. Ir Romoje stovi ši piramidė. Žinau, Romoje. Bet šansų nebuvo. Tai jo. 5-5. Dar mes perėmėm šiek tiek ir man panašu. Nu gerai, kaip tu pasakysi. Ne. Ir pirmą kartą šiandieną pradedam nuo brūkšnelio. Ir dacentas. Nieko tokio. Nu, Pasirenkamas padažą. padažą. Tai jau vieną kartą susimovėm su padažu, reikia ištaisyti. X padažas kilęs iš Balkanų regiono, O, jas. kuris tradiciškai gaminamas iš keptų raudonųjų paprikų ir morkų, kartais ir moliūgų. Koks tai padažas, kuris primins Lietuvoje naudojamą vyrišką vardą? Susimovėm. Vat ir susimovėm. Įvėlinė tas padažas. Ne tas. Žinau, tikrai. Šiandien mano turas. Viską darau. O kaip tik fonką klausiau dar prieš važiuodamas. Man pats patinka, žinai, tas stilius. Bulgariškas belgiškas padažas. Nu, jūsų variantas? Nežinau. 3, 2, 1. Šopskai. Atsakymo nėra. Man kaip Zagrebe studijavus, tai tą padažą jau žinau užsmerkęs Aivaras. Taip, Aivaras! Ir Aivaras! Ar žinai Aivaras savo padažą? Viskas. Viskas. Tai pavaktas taškas 5-6 ir Fidel Castro pasideda pirmąjį X-iuką, nuliuką pirmąjį. O ne 2 taškai buvo? Ne, už vagystę vienas. Ai, tik vienas čia vagystė, tiksliai, atsiprašau. Pamiršau visai taisyklės. Vyno porlas. Nežinau, kas tai siūlom po miestą, nes jau Taip, kur Fidel Castro toliau keliauja? Ai, nu jo, bet sako, dažnai lengvas būna. Nu davai, imam tą. Po miestą. Po miestą. Taip, pažiūrėkim po kokį miestą. Švento Antano Paduviečio bažnyčia, Vytauto kalnas, promenada, palei Nemuną, Kneipo sodas ir dar daugybę vietų galite pamatyti šiame mieste, bet dauguma jas praleidžia, nes šaltiniai ir poilsis ima viršų. Kuriame mieste esame? Aš labai gerai. Ne. Valas. Jis poilsis į viršų. Jo, toks. Tai kas daugiau teka, tai Tą pasirenka. Jūsų padažais norite atsiteisti? Jeigu jau vieną kartą nepasakys. Reikia imti miestą. Spėjom, kad Birštonas. Okay. Taip. Taip, tai yra Birštonas. 5-8. Viskas. Tai tiek. Su Antano Paduviečio tai Kaune, bažnyčia. Nu, Miestą.
Viskas. Laipsnis pasiima. Ežerą. Ne, tai aišku, kad ežeras. Bet jeigu prasileidžia. Nu tai greičiau tada bus. Nu, davai ežerą. Jau, Ežeras. taip, jau šiandien taip neina šitas žaidimas, kad... Pakėlę stiklinę gazuoto gėrimo, pasakykite Ai, ežero pavadinimą. Aš žinau. Taigi forma visa. Taip. Kur čia yra? Šešis nesuprantu. Žinau, nu mes varom. Žiūrėk, ramiai, aš po to praeisiu. Nesakyk jie. Per garsiai diskutuoja. Žinoma, girdis. Tai gali būti ir portretas. Gali būti. Ir jūsų variantas? Variantą. 3, 2, 1. Eris. Ne. Neatsakymo nėra. Baikalas. Taip, Baikalas ir turime Baikalo gėrimą. 5, Taigi limonadas tas yra. 9. Viskas. Reikia priversti žmogų. Ne, viskas. Gerai. Ai, ne. Ne. Tai gerai, jums sudarė. Tai Saubai. ne 5, 9, o 4, 9, nes -1 įsirašo. Tai 4, 9 ir turas baigtas su papildomais 2 taškais, 4, 11 po 3 turų. Fidel Castro pirmauja. Nėra šansų, viskas. Bet dar ir viskas nebaigta, nes 6 taškai gali palyginti rezultatą iki 10-11. Svarbu abu atsakyti brigadai. Bet Fidel Castro bent vieną atsako, jau džiaugiasi. 2 klausimai, kiekvieno vertėjai 3 taškai. Pirmieji paspaudę atsakinės. Paso. Ir kokį žodį čia paslėpiau? 3, 2, 1. Ne, atsakymo nėra. Jūs galite mąstyti likusias sekundės. Jūsų variantas? 3, 2, 1. Atsakymo nėra. Tai krokodilas, karalius žymimas K raide, roka batriuška ir angliškai krapai yra dil. Krokodilas. Nu čia sudėtingai. O ką jūs čia norit, kaip atrankoji lengvai? Taip. Tai 4-11 išlieka ir paskutinysis šio turo klausimas. 26 pasirodė vienas filmas, o štai 26 pasirodys antra jo dalis. Koks tai filmas? Ir šis kadras turėtų jums priminti. Sąmonė ir velnės dėvi Pradą, sakykime. Taip, ir velnės dėvi Pradą. Nepasakiau. 7-11 ir atsilikimas 4 taškai, tai reiškia Fidel Castro keliauja į šiandienos finalą kovoti dėl finalo. Ačiū, mikrofonus paliekam. Kodėl jau viskas laimėjo? Paskutiniam turi kiek taškų? 4. 7-11. Ne, išlyginimas netinka tik, jeigu turi galimybę pergaliai. Gubernija. Čia visi savi.